daryti diagramas. Čia yra diagramos paveikslėlis ir, ir pabandysim padaryti tikrą diagramą pagal tą paveikslėlį, bent jau panašiai. Pirmas dalykas, norint nusibraižyti diagramą, reikia turėti duomenų lentelę. O čia yra duomenų lentelė, aš ją pažymėjau, galima prieš braižant diagramą ją duomenis pasižymėti, tai yra visą lentelę, dalį lentelės, galime joje stovėti, jeigu reikia visą, galima iš vis kur nors stovėti, tik paskui reikės pažymėti, kokie duomenys eina į diagramą. O šiuo atveju duomenys yra visi, tai visus ir pažymama. Toliau, diagramų darimui yra vedlys, diagramų vedlys, arba šitą mygtuką spaudžiam, arba įterpimas diagramą ir turim diagramo vedlį. Yra iš viso 4 žingsniai. Pirmam žingsniui reikia pasirinkti, koks bus diagramos tipas. Stulpelinė ir čia yra potipiai. Toliau yra kitokia diagrama. Dabar apkalbėkim, kokios būna tos diagramų tipai, kokios iš vis būna diagramos. Dažniausiai būna va tokia stulpelinė ir va toks potipis, reiškia, kad būtų plokščia, paprasta, klasterinis stulpelis. Kadangi aš pažymėjau duomenis, tai paspaudu šitą ir laikant nuspaudu šitą mygtuką, aš matau, kaip panašiai atrodys mano diagrama. Jeigu šitą diagramą pasirinksiu, tai jau stulpelis bus visiškai užpildytas ir matysim, kiek Lukoilas pardavė iš viso degalų ir benzino ir dizelino ir tepalo, jau yra kitokia truputėlį prasmė. O šitas yra, čia jau procentinė yra, reiškia, diagrama, visi stulpeliai 100% ir galim nagrinėti pagal procentus atskirų degalų pardavimą. Tie potipiai yra tie patys kaip ir čia, tik tai yra erdviniai stulpeliai, šitas iš vis erdvė, jau su Z ašim didesnė ir dažniausiai naudojama šita. Juostinės diagramos, tas pats praktiškai yra kaip ir stulpelinė, tik tie stulpeliai pavirtę yra. Linijinė diagrama irgi labai dažnai naudojama, tik tai naudojama daugiau tokiuose moksliniuose ir taip toliau, pavyzdžiui, koks nors temperatūros kitimas ar dar kažkas, kur yra taškai sujungti kreive. Šita paprasta, čia kaip ir stulpelinėse, reiškia, jau yra užpildyta su tas, čia yra procentinė, o čia paspaudžiau per daug, čia yra procentinė diagrama, o atrodytų mūsų panašiai šitaip jau visi taškai, tas pats kaip ir su stulpelinė, va šituo būtų toks pat ir linijinė šita toks pat. Todėl braižant diagramą reikėtų tikrai pasižiūrėti, ar tokį potipį pasimam. Skritulinė diagrama. Skritulinė diagrama, va čia tokia plokščia, čia tokia erdvinė yra, čia yra, kai dar išaiškinamas kažkoks gabaliukas yra, čia jau ištampyti, nors ištampimas yra labai paprastas dalykas, reikia vienintelį dalyką atminti, kad skritulinė diagrama pasima tik vieną stulpelę arba vieną eilutę. Dviejų reikšmių diagrama. Čia yra X ir Y ašis ir jos yra mastelį turi, taip kaip mokykloje ten braižom dviejų reikšmių diagramą. Dažniausiai dar paskui sujungdavom ir mokykloje glodžia kreive tos taškus ir gaunam kažkokią diagramą. Plokštuminė diagrama labai panaši į linijinę diagramą, tik tai jau čia plokštamos yra. Žiedinė diagrama yra irgi panaši į skritulinę, tik skrituliniai, kad vieną turim skritulį, tai vieną eilutę, o šičia galima daugiau sudėti, reiškia daugiau sekų ir matom ir Neste, ir Statoil, ir Lukoilas yra, ir atitinkamai yra, reiškia, ir tie degalai yra pagal ilgį to žiedo. Radaro principo, kai yra kelios ašis, yra retesnė paviršiaus diagrama, kai yra, šiuo atveju čia toks kaip ir nesąmonė gaunasi, kai yra dviejų reikšmių, dvi reikšmės ir kažkur gaunam Z, dažniausiai visokios mokslinės ir taip toliau. Rutulinė diagrama irgi yra gana tokia nedažna ir yra dvi reikšmės, o trečia jau yra rutulio pats dydis.
akcijų kursų diagramą. Tai yra su stulpelinės diagramos, su kažkokiom arba taškai, su paklaidų ribom. Toliau yra cilindras, kūgis ir piramidė. Tai yra tos pačios stulpelinės, tik tai vietoj paprastų stačiakampių yra cilindrai, kūgiai ar piramidės. Yra dar pasirinktiniai tipai, tai jie irgi labai panašus į tuos, jie yra padaryti, galima ir pačiam naudotojui pasidaryti kažkokį pasirinktinį, reiškia iš vartotojų nustatytą, nuo šiuo atveju ten tokio kaip ir nėra, įtaisyta yra, visokios yra. Jeigu aš dabar jau pasirenku savo diagramą, mano paveiksliukas rodo, kad turi būti paprasta, va šitokia stulpelinė, spaudžiu antrą žingsnį ir antrame žingsnėje aš turiu, reiškia, pasirinkti, iš kur eina duomenys. Šiuo atveju eina punktyras apie mano lentelę, jeigu aš ištrinčiau, tai būtų tuščia, turėčiau apibrėžti visą lentelę. Braižant, reiškia, duomenys brėžiant, pažymint, reikia neužmiršti, kad būtina pažymėti ir pavadinimų stulpelius ar eilutes. Sekos gali eiti eilutėmis, tai yra Lukoil, Statoil, Neste, arba stulpeliuose benzinas, dizelinas, tepalas. Reiškia, tokios gali būti. Čia galima, sakykime, pridėti, jeigu atsirastų dar kažkokie degalai, pavyzdžiui, kokios nors dujos, arba čia nauja degalinė atsirastų. Tai mes paprasčiausiai nutrintumėm ir pridėtumėm kažkokią naują ar taip toliau. Šiuo atveju nereikia. Reiškia, nurodyta seka neteisinga, dabar aš nutrinsiu, reiškia, ir iš naujo pažymėsiu tokią. Toliau. Aišku, galima serijas daryti, pavyzdžiui, bet seriją yra sunkiau aprašyti. Pavyzdžiui, aš ištrinčiau, reiškia, Neste, sakysiu, šalinti, tada beliko tik tai Lukoilas, Statoilas, dabar aš turiu, reiškia, pridėti naują, pavadinimas būtų Neste, reiškia, reikšmės nutrinu tą vienetuką, lygybė lieka, reikšmės yra šitos, ašis yra kaip ir tos pačios yra. Ir matot, vėl turim standartinę diagramą. Pažiūrėjus į paveiksliuką, mano Lukoil, Statoil ir ant X ašies, tai reiškia, sekos yra eilutėse, tokia. Sekantis žingsnis būtų aprašymas, reiškia, parinktis, pavadinimai. Pavadinimas yra parduota, tai aš čia ir parašau parduota. Parduota, po kiek laiko atsiras šičia parduota. Kategorijų X ašis, X čia yra degalinė, parašau degalinė. Taip, degalinė ir reikšmių X ašis parašysiu litai. Toliau yra sekanti kortelė apie ašis, aš galiu jas nuimti, reiškia, nebėra liktai ašių, vėl uždėti, dažniausiai turim. Tinkleliai. Tinkleliai tai yra tie subraukimai, jeigu aš nuimsiu, dingo šitas, galiu uždėti taip ir tai bus mažasis. Galiu didįjį tinklelį X-ui ir dar toks yra. Šiuo atveju mano paveiksliukė to nereikia. Legenda. Tai yra tas spalvų išaiškinimas. Jeigu nereikia, aš galiu nuimti, reikia uždėti. Aišku, kai kelios spalvos, tai dažniausiai legendos yra dedamos. Dabar legenda kur dedama? Apačioj, kampe, labai retai viršuje, kai ypač legendos yra didelės, ilgos, tai geriau dėti viršuje arba apačioje, dešinėje standartiškai, kairėje irgi retai, šiuo atveju mano yra dešinėje, viskas tvarkoj. Duomenų etiketės. Aš galiu virš stulpelio nurodyti, kaip ir paveikslėlyje, kiek tas stulpelis yra tikslia reikšmė. Jeigu čia paspausiu, atsiras skaičiukai virš stulpelio. Jeigu aš paspausčiau kategorijos, atsiranda kategorijos, sekos pavadinimai. Šiuo atveju reikia tik tokį. Toliau duomenų lentelė. Galiu parodyti, prikabinti tą pačią lentelę prie duomenų su visom legendos spalvom, tada legendos čia nebereikėtų. Ir turim ir šitą, ir, reiškia, ir lentelę, ir diagramą. Šiuo atveju nereikia ir aš jau baigiau trečią žingsnį, spaudžiam pirmin ir dabar kur dėsim diagramą. Ar kaip paveiksliuką į pirmą, ar kaip į naują lapą. Dėkim kaip į pirmą, sakau baigti ir turiu šitą diagramą.